Ar žmonija išliks po 100 metų? Kas bus po 100 metų ir ar mes būsime kaip rūšis Žemėje aktuali ir apskritai ar mes išliksime šitoje planetoje po kažkiek laiko? Mes kalbėsime šiandien apie humanoidus, tai yra apie tą naują subrūšį, jeigu mes taip galime pasakyti, kuri tampa vis gyvesnė ir galimai didelę mūsų žmonijos dalį, mūsų gyvenimo, visuomenės, sociumo dalį gali tiesiog lengva ranka pakeisti. Šiandien apie tai kalbam laidoje podcast'e 31 minutė su Ilja Laurs. Labas, Ilja. Labas. Ir iš tiesų važiuojam į temą. Aš turiu klausimą. Kaip tu manai, kas būtų, jeigu būtų mūsų sociumas po 10 metų pilnai prigrūstas tų humanoidų, kas jau ateina pas mus? 10 metų nuo dabar, 34 metai. Kokia tavo predikcija, kas bus pasaulyje? Ir antras klausimas, kaip tu matai tuos metus Lietuvos formate? Nes mes nesam vakarai, mes biškiai kitaip, bet kaip tu manai? Ok, tai gal čia aš nespekuliuosiu, tiesiog įdomi paminėsiu keletą nuomonių. Pavyzdžiui, garsusis Elonas Muskas prognozuoja, kad už 10 metų pasaulyje bus apie 10 milijardų humanoidų. Tai yra kiekvienam gyvenančiam žmogui bus daugiau negu vienas humanoidas. Tiesiog, kad įvesti terminologiją, tai humanoidas yra jau žmogiško pavidalo robotas, turintis dvi savybės. Tai vieną savybę paminėjau, tai yra žmogiškasis pavidalas, tai yra kojos, rankos, kas bebūtų vietoj galvos, ar ten teleekranas, ar ten kameros, ar kažkas, tai bet tokio pat pavidalo, tai dėl to humanoidas, o ne ten... Neįtraukiau klausimo, kas yra humanoidas. Humanoidas ar ten paukščioidas, nes kur irgi bus sočiai, bet kalbame šiandien apie humanoidas. Tai žinoma, visgina uodegą ir vadro žmogus. Whatever, žinai, kokių pavydalų tik tai nori, bet antras dalykas, tai be abejo, tai žmogiškam kūne robotukui dar ir dirbtinį intelektą, kuris yra ženkliai galingesnis negu tie robotukai, kur matome ten gamyklose, kur tiesiog vieną veiksmą pakartoja pirmyn atgal. Ir dabar, gal pradžiai, žinai, irgi aš taip mėgstu su nuokrypiais, bet pažadu grįžti, žinai, prie tavo klausimų. Tai pradžiai, kodėl apskritai pradėjo tą temą taip masiškai, sakysime, aptarinėti ir staiga pasidarė, žinai, labai įdomu visiems. Tai koks atrodo skirtumas, viskas su dirbtiniu intelektu, ten gyvename ten jau metukus, tai kokia čia naujiena. Bet yra vienas didelis bet. Ir kodėl prognozuoja ir Muskas 10 milijardų, ir kiti ekspertai, kai kurie prognozuoja iki 5 humanoidų vienam gyvenančiam žmogui ir panašiai, čia 10 metų kalbu. Žmogui ar gyvenamajam, vadinkim, vidutiniškai, kitais žodžiais, ten jeigu Lietuva yra ten 3 milijonai gyventojų tuo metu, norisi tikėti. Kiekvienam Tai 15 milijonų humanoidų kažkaip. Bet čia skaitant visais, tai yra ir tas žmogiškasis humanoidas, ir ten koks nors kaip gyvūnas. Humanoidas. Bet vėlgi, čia nesmė, ten ar 3, ar 5, ar 10, ar 11, čia netame esmė, bet yra vienas toksai bet, kad jeigu taip įsigalvoti, kad jau viskas, jau niekas nebesiginčia, kad 24 metais, skirtingai nuo, pavyzdžiui, ten 21 metų, žmogus nebėra kūrybiškiausias ir protingiausias padaras visatoje, Žemėje ten ir visur kitur. Tai 4 metai, bet nukarūnavo mus visiškai. Tai viskas, jau ginčio nėra apie tai, kad žmogus yra ženkliai silpnesnis tiek intelektualiai, tiek kūrybiškai, tiek visais kitais parametrais už dirbtinį intelektą. Bet žmogus vis dar turi rankas, kojas fiziškas. Ir kol kas, bent jau šią sekundę, kai mes sėdim ir filmuojame, tai humanoidas ar robotas dar negali, bent jau masiniai gamyboje, ateiti, paspausti lifte mygtuką, pakilti į 5 aukštą, ateiti ten, atrakinti duris, nuvalyti, pavyzdžiui, tavo butą, tada užrakinti duris ir išeiti, nes robotam pritrūkdavo rankų kojų. Ir taip įsigalvoti, kad visiškai viskas, kas yra sukurta pasaulyje, darbui, poilsio, malonumui, yra orientuota į žmogų, į žmogiškai faktorių. Tai lifte mygtukai yra išdėstyti vidutiniam žmogaus ūgyje. Staklės ir instrumentai, kur parduodami parduotuvėse, yra pritaikyti fiziškom rankom, 5 pirštam ir panašiai. Automobiliai ir visa kita, kas apskritai naudojama gerovai kūrimui, yra sukurta būtent žmogiškajam faktoriui. Ir atskirtas nuo to, sakysime, fiziškų rankų, kojo, kūno dirbtinis intelektas, koks beprotingas bebūtų, bet negali restorane paimti ir paduoti maisto. Negali fiziškai į, sakysime, senos kartos automobilį įsėsti ir nuvežti tave kažkur. Tai, negali, nes tu nelabai gali čipo tiesiai įjungti į automobilį. Tai kodėl viską keičia humanoidai ir prireiks gal dar kokių ten 3, 4, 5 metukų, kol ta technologija iš tikrųjų
pergyvens savo ChatGPT momentą, nes dabar laboratorijos yra sočiai prototipų, bet tokia gyvenime kol kas dar to nematome. Tai vat viską, ką pakeisti, yra, kad pirmą kartą robotukas kompiuteris galės daryti fiziškai viską, ką ir geba žmogus daryti. Jisai Vaikščioti. mokysis, ar ne? Jis mokysis, nes tu visko neužprogramuosi. Moka jau šiandien, jau moka ir geriau negu šiandien. Stebėti, analizuoti, suprasti, ką padaryti, atsakinėti, kalbėti, visą tą jau šiandien moka. Tik tai vat, kol kas nelabai turėjo tokio optimalaus fiziško kūną, kad tą, kai jisai hipotetiškai moka, tai tą fiziškai paimti ir padaryti. Tai vėlgi, jeigu tarkime, ten man reikia iškasti daržą, nu kas iš to, kad aš parašysiu ChatGPT su nuotrauka daržo, ką man reikia padaryti, išpjaus man, nu ten reikia piktžolės, ten vat, iš kairės, ten truputėlį, ten va tokio preparato ten panaikyti, ten medės, matosi, kad kitoj pusėje ten truputėlį ten kažkaip tai nesveikas, reikia va tokį preparatą įpilti, kas iš to, kad pasakys. Tai va tas tekstas ar paveiksliukai, ką bekurtų šiuo metu dirbtinis intelektas, kol kas negali transliuotis į fizišką veiksmą, tą masiškai, fundamentaliai keičia robotukai. Tarp kitko irgi tokia vienoda, privesiu įdomią statistiką, vat irgi buvau pakėlęs tą pradžiai didžiausią gal žmonijos baimę, o kas bus, jeigu mus pakeis. Tai klausimas apie darbo vietas yra kraščiausias, baimė yra didžiausia, nes kas bus, jeigu mano darbą paims robotukas. Tai priminsiu tokią įdomią statistiką, kad prieš 5 metus buvo laikoma, kad silpniausia darbo vietos, kurios yra šiuo metu pavojuje, silpniausias yra būtent fiziško darbo. Ten padavėjų, ten vairuotojų, ten kur reikia tiesiog fiziškai kažką daryti, neypatingai sofistikuoto, tokios baltų pilinėrio profesijos, programuotojai, techninis darbas, kartais dar kai kurie bičiuliai vadina, neprotingas darbas. Tiesiog mechaninis darbas. Mechaninis darbas, gal protingas, neprotingas nediskutuosiu, bet mechaninis. Turi daug, kaip čia pasakyti, specialių žinių nereikalauja. Taip, tai buvo laikoma, kad robotizacija, kompiuterizacija, automatizacija visų pirma šitos darbus panaikins. 24-ieji parodė visiškai kitokį trendą, visiškai kitokį. Tai labiausiai kenčia balti kalinieriai. Programuotojai, rašytojai, dizaineriai, tie, kur buvo laikomi ten su diplominiais, ten su aukštais atlyginimais, su viskuo. Bezosas, Amazono vadovas ir kūrėjas, pasakė, kad už 10 metų Amazonė nedirbs nei vieno programuotojo. Visi. Kalbame apie 10 000 žmonių. Ir dabar šiuo metu taikomas toksai daugiklis, kad iš esmės iš 7 programuotojų 24 metais yra laukiama iš didžiulių tech kompanijų, kad paliekamas vienas, tas yra senior, junior išnyksta. Ir panašiai, tai vat gavosi visiškai atvirkščiai, kad paprastas mechaninis darbas sprogo, reikia vis daugiau jo, tai ir atlyginimai labai išaugo, ir poreikis išaugo, ir darbo vietų labai išaugo, o tas intelektualusis pergyvena visišką krizę, visišką. Pasirodo, kad tie, kurie ten universitete siekia diplomų, įskaitant ten teisės profesiją, mediciną, programavimą vėlgi ir panašias, labiausiai kenčia nuo to dirbtinio intelekto. Tai va, tai prie ko aš vedu, tai vienintelė priežastis ne dėl to, kad robotukas nemoka vairuoti automobilio ar ten šluoti, nežinau, kambario, dėl to, kad iki šiol nelabai turėjo įsikūnijimo, tai va humanoidai, kurių iš tikrųjų dabar atsiranda vis daugiau, Tesla parodo savo labai stebuklingai veikiančią. Tai keičia viską. Ir to reikia laukti jau, sakysime, masiškų 5 metai nuo šiandien. Ir kiekis robotų, pasak Masko, tai yra apie 10 milijardų poreikis pasaulio, pasak kitų ekspertų, iki 50 milijardų robotukų. Tai čia kalbame 50 metų laikotarpį, kuris visai neužilgo ateis. 50. Ne 50, o 5,10. Tai va, labai toksai greitas laikotarpis. Tai netgi ne tas, kur, žinai, galvoju, čia bus kaip futuristinėse filmuose po 50 metų. Ne, čia nereikia laukti. Čia jau viskas. Tai va, gera žinia, kad aš visada irgi į tokį klausimą, ar nepakeis žmogus, sakau, parodykit man nors vieną policininką, kuris skundžiasi, kad atsirado šviesoforas. Ar pakeitė policininką? Visiškai ne, tiesiog papildė. Rutininį paprastą darbą paėmė robotukas, tai yra šviesoforas, tada policininkas gali kažką rimtesnio daryti, įdomesnio. Šiaurės Korėjoje yra dar tos žymiosios policininkės, kurios per centrą sankryžos stovi ir reguliuoja. Tai Šiaurės Korėjoje ir internetas susidaro iš 100 svetainių, apie tai jau kalbėjome. Taip, tai va, atrodo taip. O gerai, šiaip klausimas, baisiai įdomu, tavo nuomonė, koks pirmas humanoidas, arba, vadinkim, gyvūnoidas, kurį tu norėtum savo gyvenime turėti? Kokią funkciją jis turėtų atlikti? Tai
Nu, greičiausia matyti nuo tvarkymo visų funkcijų, nes aš Indai, pedantas namai, truputėlį esu, jau ofise, grindys, dulkės. ten sodas, ten visa kita, kur vat, fiziškai rankos nedaeina, bet apskritai man atrodo, kad šiauriečiai čia, kai nuvažiuoju, pavyzdžiui, ten į pietų šalis, tai vat pirmas man asmeniškai ten kilo įspūdis, va, kodėl viskas taip purvina. Netgi istorinį paaiškinimą skaičiau, kodėl taip yra atskira tematika, bet taip yra istoriškai, kad šiauriečiai ženkliai jautresni apskritai, va, tvarkai, švarumui ir panašiai. Tai man vat kelia, sakysime, tokį, ten jeigu ten gatvės purvinos, ten kažkur neišlota, nu tiesiog pedantas esu tą prasme, tai blizgėtų viskas, va tiesiog ten žulytė ten milimetro negalėtų šauti. Tau reikia, žinai, kur į savivaldybę eiti, kad tenais tuos dalykus visus įdarbinti procesus, kad būtų pas mus dabar žmonės, moteriškė, žinai, senos kokios močiutės ar panašiai šluoja, bet kad įdarbinti robotas, Tai robotizacijos. miestas blizgėtų, tai čia, man atrodo, vienas iš tokių dalykų, kur pagristai galima laukti. Tikrai. Ok, ar yra kažkokie tai pagrindiniai apribojimai arba iššūkiai humanoidams? Matai, dabar gal paryškinsiu keletą, sakysime, tokių vertikalių sferų, krypčių, kur šiuo metu žmonija dar bando apsispręsti. Pradėsiu vėlgi nuo tokio vieno įdomaus eksperimento. Tai buvo eksperimentas apie tai, prasidėjo nuo tezės, kad apskritai ar gali ar negali robotai užkariauti kažkadaise pasaulį. Ir viena iš subtezių yra, kad jeigu ir netyčia pavyktų, tai greičiausia per emocionalumą paveiktų žmogų. Robotas. Žmogų. Ir buvo toks eksperimentas yra privestas apie tai, kai yra du scenarijai, scenarijus A, scenarijus B, fokus grupė A, fokus grupė B, visiškai identiškas ten robotoidas atvažiuoja ir sako grupiai A, visi mano darbai yra įvykdyti, aš esu užbaigęs visas savo programas, galite mane išjungti, jie paspausite raudoną mygtuką, nes aš pats negaliu, nes jis specialiai padarytas, kur aš nepasiekiau. Jo. Ir 100% žmonių išjungia. Dabar lygiai tas pats robotukas grupiai B atvažiuoja ir sako, nu aš kaip esu darbus užbaigęs, padaro akytės po tokių namukų liūdnas ir sako, jūs turėtumėt mane išjungti, bet aš tada mirsiu. Ir 8% žmonių atsisako išjungti. Ir jiems sako, šiagi robotukas, jisai išprogramuotas tai padaryti, jisai neturi gyvenimo ar negyvenimo, jisai robotas. Bet atsikratyti savo žmogiškosios prigimties, tai du signalus gauna psichika žmogaus, vienas yra liūdnas žvilgsnis arba jo šaržavimas ir antras yra tiesioginis pažodžio prašymas, aš mirsiu, jeigu mane išjungsite, nes išsitrins viską, ką aš buvau matęs šiandien, patyręs ir visa kita ir to užtenka, kad žmogus jau nebesielgtų racionaliai. Tai buvo viena iš tokių teorijų, kad jeigu jau ir lemta robotams mus nuveikti, tai lengviausia tai padaryti būtent per mūsų emocionalumą. Bet vėlgi, grįžtant prie to, kas yra šiuo metu diskutuojama, tai iš vienos pusės emocionalumas, tarp kitko prieš mums kalbant, buvai pakalbėjęs, kad jau sugeba simuliuoti netgi flirtą. Apie tai kalbėjome ChatGPT ir žmogus tiksliai kalbasi su AI-aus modeliu, kuris yra moteriško balso ir tas AI-us moterišku balsu koketuoja ir tiesiogiai flirtuoja su gyvu žmogum. Kas man atrodo ir taip gyvastingai, taip tikroviškai, kad aš jeigu nežinočiau, galvočiau, kad vyksta telefoninis pokalbis. Matai. Tai kiek ir kaip leisti robotukams išnaudoti emocionalumo takelį, aš pavadinsiu specialiai takelį, nes kai vyksta komunikacija, yra skirtingi informaciniai takeliai. Žinote, kaip filme yra video takelis, yra audio takelis, yra dar kažkas, tai kita kalba takelis, tai lygiai taip pat komunikacijoje yra žodinis turinys, yra tik tai vienas iš takelio. Tai netiesioginė kūno kalba ir emocionalumas plačiaja prasme, kas perduodamas yra kūno judesiais, kas mimika, kas tembro, intonacija, nuokrypį ir visa kita, tai jau truputėlį per žmogiška ir klausimas, kiek leisti robotui būti emocionaliam, nes banaliai išvada, kad kiekvieną emociją gali robotai susimuliuoti geriau negu pats žmogus sugeba. Ir čia paminėsiu tokį faktą, kuris visiems dabar žinoma tokia studija Pixar. Ir kai tik tai prasidėjo apskritai tos 2D animacijos perkelimas į 3D, labai daug buvo skeptikų, kurie sakė, jūs negalėsite atkurti per 3D, tengi modeliavimas to, sakysime, tos tikrovės, kurią matome šiandien 2D pieštas, tengi dailininkas įdeda savo ten pastangas visą kitą.
Bet technologija labai tobulėjo iki tam tikro momento, kai 3D animacija per daug pradėjo priminti žmogų. Buvo toksai epizodas Holivude, kai keletą išėjo filmų ir paaiškėjo, kad vat, nuo tokio kubizmo ir schematiško iki tam tikro lygio žmonės labai teigiamai priimdavo, reagavo. Tai to istorija buvo toksai pirmasis kūdikis. Tai labai daug tokių animuotų filmų buvo labai garsus, po to tada ir žmonės pradėjo bijoti. Ir atsirado toksai terminas, jisai taip ir vadinasi, tokia realistic valley, tai yra ruožas, kai netikras daiktas jau per daug pramina priminti tikrą. Ir Čia animacijos, Čia grafikos prasme grafikos ar prasme. emocinė prasme? Nes tai vat emocinė grafika visiškai pradėjo kitaip. žadinti emociją. Ir prasidėjo toksai, jeigu iki tam tikro lygio tikroviškumas, visom prasmėm, mimikos, kalba, tekstūra, atvaizdo, tembro, tai tu vis dar supranti, kad tai yra kartun, kad tai yra schema, po tam tikro momento yra beveik žmogus, bet nebe žmogus. Bet milimetrų ne. Ir pasirodo tas milimetrų ne, jisai įjungia ypatingai tokį, čia kaip plasmasinė lėlė siaubo filmuose. Ta prasme, kažkas žmogus, bet netikras žmogus. Ir įsijungia tą baimę. Ir čia irgi su humanoidas yra, tarp kitko, labai daug tokio palyginimo, nes per daug tikroviškas, greičiausia, kad sutiks būtent tą barjerą. Ir apskritai diskutuojama, ar leisti emocionaliai bendrauti, pavyzdžiui, flirtuoti su žmogum, ar nepažadins nenorimų emocijų. Ir apskritai, iš vienos pusės jo, tai yra takelis ir jisai paįvairina, pastiprina komunikaciją, nes emocinis takelis labai pastiprina tą informacinį takelį, kai kurie žmonės apskritai stipriau reaguoja į tą emocinį takelį negu informacinį. Bet ar leisti tuo robotui daryti, tai tas emocionalumas, kiek emocionaliai jie turėtų būti, tikrai debato objektas, yra daug nuomonių. Manyčiau, kad jeigu emocija yra viena iš opcijų, kurią pardavėjas, gamintojas galėtų suteikti vartotojams pasirinkti, jis norėdamas būti konkurencingas, nes atsiras, manau, daugiau gamintojų robotų ir dabar jų yra, ypač Kinijoje ir panašiai. Tai galėtų būti viena iš opcijų. Nori būti, kad tavo robotas būtų emocinis arba be emocijų. Ar ne? Nes tai gali būti on-off, tiesiog triggeris, mygtukas. Ar ne? Bet matai, čia jau palėtė labai tokias žmogiškąsias Čia programinė dalis. Techniškai jo, bet patirtis žmonijos rodo, kad kai pasirodo daiktas, kurio nepriima dalis visuomenės, jau tai nebe gamyklos pasirinkimas, tai yra visuomenės pasirinkimas. Ir vėlgi aš galiu surasti gal keletą šimtų argumentų, kodėl už, lygiai taip pat prieš, bet tokį vieną, gal nerimą keliantį faktą, tai paminėsiu Japoniją, kurie labai stipriai daugiau pažengę negu likęs pasaulis. Ir tas masiškas, tu paminėjai apie tai, kad robotukai moka flirtuoti, tai masiškas turėjimas to digital girlfriend, apskritai partneris yra ne žmogus, privedė prie tokio, ir tai yra Japonijoje masiškas reiškinys. Gal čia vienetai yra kažkur tai Europo Amerikos pasitaiko, tai yra masiškas turėti draugę, simpatiją, ten ar tai telefone kaip avataras, ar tai fiziška robotuką humanoidą ar panašiai, ir tai veda prie japonų atsiribojimo vienas nuo kito. Kažkur netgi skaičiau tokį irgi šokiruojantį faktą, kad jeigu po COVID 15% vos ne japonų Tokijo mieste pasirinko neišeiti iš namų apskritai niekur. Atsirado psichologinis terminas tokio, neprisimenu tiksliai kaip jis skamba, bet žmogus, kuris atsiriboja nuo pasaulio ir gyvena išimtinai savo butelį, išimtinai. Ir apibrėžimas, kas skiria tą atsitraukusi žmogų nuo likusio, yra, jeigu tu 6 mėnesius nesi bendravęs nei su vienu gyvu žmogum. Tai kai 15% pasirenka užsidaryti, nebendrauti ir patenkinti savo bendravimo, sociologinius kitus poreikius robotukų pagalba, tai bijau, kad čia yra gilesnis klausimas negu gamyklinis nustatymas pagal pasirinkimą. Tai yra labiau trendas. Ar čia ir yra tavo viena iš baimių, kad tai gali būti Tai faktas. Ir ateities įsiekti. Net ne pakeitimo mūsų kaip žmonijos rasės, bet tas, kad mes galim turėti didžiulę atskirtį žmonijos plotmėj. Būtent, nes retorinis klausimas, kas yra žmogui geresnis partneris, ar kitas žmogus, ar robotukas, kuris Kame? prisitaiko 100. Robotukas vis tiek jis viskame
negaliu dėti brūkšnio šitoj vietoj, negaliu, bet, ne viskame. Kalbame apie, pavyzdžiui, bendravimo prasme. Tai vėlgi, kad apskritai ekonomika labai daug kalbama apie tai, kad ateities unikornai yra vieno žmogaus kompanijos. Apie tai daug kalbama, labai daug kalbama, iš esmės tezė paprasta, kad didžiausias sekantis stabdis vystymuisi, progresui, našumui yra grandis žmogus. Nesvarbu, ar žmogus su vadovu, ar žmogus su lygiagrečiu, ar žmogus, kuris turi nekompetenciją, nemotyvaciją ir panašiai. Vat, prieš tai laidoje kalbėjome apie motyvacijų buvimą ar nebuvimą, profsąjungų kūrimą, ten sisteminį polinkį į socializmą nuvažiuoti, duokite mažiau darbo valandų, daugiau atlyginimų, daugiau garantijų ir panašiai. Ir tai veda visą prie to, kad ekonomistai prognozuoja, kad neišvengiamai geresnis partneris žmogui darbe bus robotukas. Ir tai veda prie struktūrų ne kaip dabar ten 100 tūkstančių korporacijose darbuotojų, o tai veda prie vienas žmogus, visi kiti darbuotojai robotai, ir fiziški, ir nefiziški. Ir dauguma ekonomistų mano, kad ateitis yra tame, nes alternatyva sujungti ne žmogų ir visi kiti robotai, o nors 2 ar daugiau žmonių, tai va ta grandis žmogus bus silpna vieta. Ir panašiai, bet ekonomika pusė velnio. Ekonomika nėra dalis mūsų tokio sakysime, gyvenimo, bet jeigu kalbame platesnę prasme, pašnekovo bendravimo, ten, nežinau, buvimo ten ir panašiai, tai klaustukas kol kas retorinis, bet kad tai atsiranda poreikis apsispręsti, kur einame, ko norime ir ką nupiešime, nes ką nupiešime, tokie robotukai ir bus. Kaip tavo nuomonė, humanoidiniai robotai, kaip jie galėtų sąveikauti su žmogumi, bet iš negatyviosios ir tos pozityviosios pusės, mes jau ateinam prie pabaigos, tai taip, jeigu gali apibrėžti, ar ne, sąveikavimas humanoidų su žmogumi, blogąja prasme ir gerąja prasme. Tai gal tada 2 tokius paminėsiu, jo po vieną, kad nesigilinti. Tai man atrodo, kad vis dėlto aš esu techno-optimistas, tą ne kartą sakiau, ir man atrodo, kad kokias grėsmės bet kokia nauja technologija bekeltų, galiausia laimi žmogiškosios vertybės, racionalumas, blaivumas ir gėris. Ir vėlgi, nesvarbu, ar tai yra automobilio atsiradimas, ir kai Fordas automobilius pristatė rinkams ir nebuvo kelių eismo taisyklių, buvo belekiek mirčių ir ten mirtis 1 kilometrui pravažiuotum buvo 1000 kartų stipresnės negu dabar ir panašiai, žmonės susivaldė. Jo pritruko 50 metų iki eismo taisyklių atsiradimo, ten sureguliavimo, saugos diržai padvigubinamo, sakysim, ir panašiai, tai užtruko, bet galiausiai žmonė laimėjo, lygiai taip pat su branduolinėm jėgainėm ir kitom kompiuteriais, interneto ir visom kitom bešimčių technologijom. Patirtis rodo, kad trumpuoju laikotarpiu jo būna visko, paukiniai vakarai ir būna ir gero, ir blogo, bet galiausiai nusistovi gėris, vien dėl to, kad žmogus iš prigimties yra vidutiniškai geras. Ir galiausiai tai laimi. Tai aš esu techno-optimistas ir man atrodo, kad kartais didžiausias vos neatrodo priešas žmogui yra pats žmogus. Taip. Pagalvoji apie vykstančius karus, apie nesutarimus, apie juodus dalykus. Ir kartais atrodo, kad kartais tam, kad žmogus žmogui būtų geresnis, reikia tokio nešališko tarpininko, pagalbininko, kuris žmogiškasis vertybės tvirčiau gina negu pats žmogus. Tai man suteikia optimizmo. Vėlgi, pesimizmo gal man suteikia tas faktas, kad irgi patirtis rodo, kad tam, kad sėkmingai adaptuoti prie naujos technologijos, nepakanka, kad kažkas tai darytų ten valdžia, korporacijos ar kažkas kitas, žmogus privalo prisiderinti, žmogus pats. Žmonės yra labai didelė dalim konservatyvūs ir tas, sakysime, nesugebėjimas priimti, prisiderinti. Žinote, kai technologijos plėtėsi per Europą, tai buvo visko. Ir tas, sakysime, konfliktas, jisai, man atrodo, kad mažesnis, didesnis, ties labai daug vertikalių dar gresia. Ir kokią kainą žmonės sumokės, klaustukas. Trumpas klausimas, trumpas atsakymas. Ar tiki, kad yra galimybė, jog dirbtinis intelektas su humanoidais, viskas viename, žmogaus sąveikos pagrindu, įtakos pagrindu arba savarankiškai galėtų sukilti prie žmoniją ir iš tikrųjų padaryti, kad nebūtų to happy endingo, kuriuo tu tiki?
Yra Trumpai. labai daug. Globaliai, lokaliai, vėlgi, jau atsakęs tuo, kad esu techno-optimistas, kad lokaliai bus nemažai žalos, skausmo faktas. Be to, nei viena nauja technologija neateina. Visa trumpuoju laikotarpiu yra skausmas. Lokaliai. Globaliai, ilguoju laikotarpiu vis dėlto tikiu, kad atvirkščiai, kad išspręs labai daug tokių kertinių žmogiškųjų problemų, kur žmonės patys nemoka išspręsti. Tai va tikiu vis dėlto, kad ilguoju tai bus gėris. Tai žodžiu, humans will prevail. Žmonės nugalės. Kas Okay. prevail, vėlgi, čia galima ginčytis dėl semantikos klausimo, ar mums reikia būti prevail, vėlgi, kuo matuoti prevail, kas daugiau vertės sukuria, nu tai lengvai atiduosiu tą karūną prevail robotukui, tegu ten daugiau fiziško darbo daro, daugiau valandų, kuo be matuotum tą prevail. Bet žodžiu, tu tiki, kad nebus to apokaliptinio scenarijaus, Tikiu, kad kad ne. robotai, žinai, Nuoširdžiai tikiu, uzurpuoja kad ne. žmoniją ar panašiai. Gerai, aš labai norėčiau, kad iš tikrųjų taip ir būtų, labai tikiu ateitimi, labai žiūriu į ateitį su mintim, kad aš norėčiau sulaukti to laikotarpio, būti sąmoningas, adekvatus ir naudotis tuo gerybiniu momentu technologiniu. Tikiu, kad to paties nori ir tu. Na, o jūs, jeigu norėtumėt, mums tiesiog smalsu sužinoti. Parašykite mums komentare, kokio humanoido norėtumėte ateityje turėti, koks jūsų išspręstų kokią didžiausią problemą arba kas jums tikrai būtų faina. Parašykite komentarus, nepamirškite paspausti mygtuką like, pakomentuoti ir pasekti šį Ilja Laurs kanalą. Tai 31 minutė su Ilja, aš esu Venskutonis Evaldas, renginio organizatorius, o su manimi yra dar Kate. Ilja, ačiū labai, kad esate ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū, iki.